O, čia bus rimta komanda, žiūrėk, oho. Išsipinkit. Nu ką, mėlyje, išsipinkit. Nu čia turbūt, kaip supratote, reikės padaryti tokią smagią atrakciją, čia reikės supinti kasas, kaip sakant. Nu, aš tikiu, kad merginos, panelės, moterys tikrai yra pynę kasas, tai čia yra tikrai ne naujiena. Nu, vyrams berniukas bus truputėlį sudėtingiau. Žiūrėk, dabar duosim tau palaikyti. Aha. Duokite jauniausiam dalyviui palaikyti. Už bombulą, va, duokit. Aha. O čia turbūt duos vyriausiam, ar ne? Gerai. Dabar kiekvienas imat po vieną virvės galą. Nu. Tu laikyk. Laikyk stipriai abiem rankom. Labai stipriai. Jo, nepaleisk. Va. O jūs imat po virvės galą. Patį galą, pačią pabaigą virvės. Jo, jūs gerai. Jo, jūs... Nu, kiek čia dabar jūs yra? A, jūs apsikeisti, sakau, labai biški pas tėvelius, gerai? A, tu labai nori dalyvauti? Paskui aš pakviesiu tada dalyvauti. Žinok, pakankamai bus sudėtinga. Ateikit dabar, ne? Gerai? Nu, tvarkoj. Dabar taip. Tu gali nelaikyti, žinok, viskas gerai. Tu galėsi paploti draugams. Gerai? Tvarkoj. Nu ką, turime 3 komandas. Užduotis bus paprasta. Aiškinu. Reikės supinti virvę, aišku, kiek įmanoma gražiau ir kiek įmanoma greičiau. Bet svarbiausia, pinant, reikia nepaleisti virvės galo. Reiškia, neperduoti iš vienos rankos į kitą. Tai reiškia, reikia arba perlipti, arba pralysti. Tai žodžiu, reikės truputį pavinguriuoti kaip kokiems unguriams. Taip kad, mėlyje, aš manau, kad tikrai sugebėsite, po žiemos reikia prajudinti kaulus, prasimankštinti ir sudalyvauti šitoje smagioj atrakcijoje. Ar supratote užduotį? Vaikai, jūs supratot? Kad turėsit pralysti arba perlipti, gerai, bet nepaleiskit virvės. Kas paleidžia, tas iškrenta, supratot? Nu tai žiūrėkit man. Gerai. Nu ką, ar komandos pasiruošę? Gerai, ar publika pasiruošę? Palaikom plojimai, skaičiuojam iki 3 ir pradėsim. 1, 2, 3, važiuojam! Pasiektas ir pakankamai gražiai pina.